6, kelime šiandien anksčiau ir keliausim į dykumą. Mūsų laukia apie 5,5 kilometrų kelionę. Matysim visus 4 sezono laikus, gal net sniego kalnuose. Ir ką, keliaujam pusryčiauti ir ruošimės kelionę. Atvykom pamaitinti beždžionių. Paėmė, gražiai. Duok dar vieną. Apie turim? Kaip čia? Sakė šitos gerosios beždžionės, ne kaip Indijoje, telefonu ir daiktų neima. Tik maistą. Ir aplink kedro medžiai. Kedro didžieji miškai. Ko tik čia nėra. Neatsakė. Arkliukų yra, siūlo pajodinėti. Siūlo, aišku, nėra nemokamai. Siūlo pajodinėti. Ir siūlo pafotografuoti. Neskubėti duoti telefoną, nes po to reikės susimokėti už tas nuotraukas. Labai gražus šuniukas. Labai gražios spalvos. Kaip tigras. Tigras. Šiandien gavom šalnos, matėm, labai daug apšerkšmusių, apšalusių vietų. Sakė, nuo gruodžio būna sniego. Karalius čia atvyksta paslidinėti. Tai nesitikėjau, kad Afrikoje sušalsiu. Nepagalvojau pasiimti vilnonių kojinių. Būna ir taip pasirodo. Turim 10 minučių pertraukėlį ir keliausime toliau. Šiandien ilga kelionė nusimato, saulė išlindo. Vakare bus pasijudinėjimai su Kupranugariais. Nuo autobuso iki palapinių. Galima įsigyti mineralų. Ametistų, sakė, labai daug yra. Ir kitų gražių dalykų. Link dykumos, atvykom į stotelę, į tualetą ir užkasti. Apsilankom dabar povų gražioje vietoje ir keliausime toliau.
čia gražu. Gražus viešbutis, kupranagariai džipai paruošti, norintiems vieniems keliauti, kitiems yra keli būdai, arba su džipais, arba su kupranagariais. Gyvenvietė dykumoje. Palapinių miestas. Pirmos žvaigždės. Nu, panašu, kad būsim prijoję savo stovyklavietę. Pirmas konvojus jau lipa žemyn. Nu ką, atvykom. Labai smagi. Antrąkart gyvenime joju, bet tokia ilga kelionė, tokia magiška. Na, taip atrodo mūsų gyvenvietė, daug palapinių namelių. Yra nuneškot Saviškių. Kažkur mūsų draugai. Nu, taip atrodo mūsų namai palapinėje. Mini prisėsti salioniukas, toksai valgomasis. Miegojimo. Labai daug erdvės. Ir pasižiūrėkim, kaip atrodo mūsų dušinė. Oi, kaip fainiai. Ir kriauklė yra, ir dušas yra, ir plytelės yra. Mes net užsirakint galim palapinę. Ir tualetas yra. Nu, fantastik. O čia žiūrėk, dušė šviesą užsidaro. Ten sakė mano žmona, jeigu yra dušas Saharai, dykumoje galima keliauti. Galima gyventi. Nu, labai nice. Visur velve. Susitvarkom, apsiprausiam ir už valandos vakarienė. Labai daug žmonių, labai daug kitataučių visokių. Atrodo, nuo 8 ar nuo 9 yra berberų, kaip ir, nu, ar galima pasakyti koncertas, bet jie muzikuoja, yra bendras vakaras prie laužo visiems. O dienomis laikas bus skirtas tik tais mums. Būsim vieni. Bus smagu. Turim ne tik langą palapinį, bet ir elektrą, rozetės ir visus kitus patogumus. Tualetą, dušą ir kriauklę. O ne gyvenimas. Brangioji išeina pasižmonėti miestą. Dykumą mieste.
Nu, raktas 11, nuo namelio 11. Matai, kur eini? Labai. Iš tą kelią neišeiti.